Sveiki, tai esu medicinos studentas Matas Imbrasas ir kartu su grupiokai sukūrėme puslapį Laiku pastebėk ir šiandien kalbinsime abdominalinės pilvo chirurgijos gydytoją Roką Imbrasą, kuris daugiau papasakos mums apie vėžį, taip pat sužinosime, kaip jis gydomas ir taip pat kuo skiriasi gydymas Šveicarijoje bei Lietuvoje. Tai nelaukdami važiuojam. Sveiki, Rokai, ir šiandien jūs norėtume pakalbinti daugiau apie vėžį, ar galėtumėte papasakoti kažką? Sveikas, Matai. Be abejo, galėčiau papasakot. Su malonumu. Pradžiai gal norėtume daugiau sužinoti aplamai, kas tas vėžys yra, kaip jis pasireiškia ir kas tai, kuo tai valgoma, iš ko tai, kas tai per dalykas. Tai aš pavadinčiau gal onkologinė liga, tai yra kažkoks tam tikras patologinis procesas, kuris patologinis tai reiškia sutrikęs procesas. Pas mus organizme natūraliai vyksta ląstelių kaita, vienos miršta, kitos atsiranda ir kai tos, kurios ląstelės atsiranda, kai jų atsiradimas tampa nekontroliuojamas, jos dalinasi, auga ir tai susiformuoja tam tikri augliai, gerybiniai arba piktybiniai, kurie gali taip pat plisti ir į kitus organus, tai reiškia metastazuoti, sutrikdyti tam tikrų organų veiklą. Tai va, aš taip apibendrinčiau tą vėžį arba onkologinę ligą. Taip, o yra būdingas, pavyzdžiui, lyčiai kažkokia vėžys, ar būdingų, pavyzdžiui, moteriams, ar vyrams, ar būdinga abiem lytim, ar amžius, ar vaikam, ar išsiskiria kažkaip būdingumas kažkokiai grupiai? Tai yra universalūs vėžiai, tokie kaip, pavyzdžiui, plaučių vėžys, kuris nors ir galbūt dažniau vyram atsiranda, bet apima bendrą populiaciją. Taipogi yra ir vėžiai, kurie galbūt labiau specifikuojasi į lytį, pavyzdžiui, prostatos vėžys paveikia be abejo tik tais vyrus, arba krūties vėžys paveikia daug dažniau moteris negu vyrus, bet gali taip pat be abejo, reikia nepamiršti, kad vyrus taip pat gali ir krūties vėžys paveikti. Taip pat bendrinis vėžys, tokios kaip pavyzdžiui, storžarnės vėžys, su kuriuo galbūt aš dažniausiai susiduriu, taip pat gali bet kurią lytį paveikti. Šnekant apie, kaip tu sakėjai, apie amžiaus skirtumus, tai be abejo vėžys dažniau paveikia senyvus žmonės. Taip pat. Taip. O ar teisingai supratau, tai esate abdominalinės pilvo chirurgijos gydytojas, taip? Ne visai, esu dabar pabaigęs rezidentūrą bendrosios chirurgijos rezidentūrą, bet specifikuojuosi toliau į abdominalinę chirurgiją arba visceralinę chirurgiją, kaip dažniau vadinama vakarų šalyse. Taip, o tai su kokiais, pavyzdžiui, vėžiais dažniausiai susiduria tokie gydytojai kaip jūs, kokios specifikos? Taip, aš konkrečiai dažniausiai susiduriu su storžarnės vėžiu, tai yra apima visą storąją žarną ir tiesiąją žarną. Taip pat būna ir kitų virškimo trakto vėžių, kaip pavyzdžiui stemplės, skrandžio arba pavyzdžiui kitų virškimo organų, kaip kasos vėžys arba kepenų vėžys. Supratau, skamba visai įdomiai. O tai ar galit papasakoti kokią įdomiausią istoriją iš savo praktikos, ar turėjo kažkokių tokių įsimintinų kažkas buvę, tokio keisto ar neįprasto, kad teko kaip nors jau gelbėti paskutinę sekundę gyvybę ar kažkas įdomaus? Na, prie vėžio taip retai, kad tai būna tokie extra emergency atvejai. Dažniausiai tai jau būna tada pažengęs vėžys ir tada iš vis galvoju ir iš vis dar, kaip pasakyti, ar kažką taip labai negražiai pavadinsiu, ar apsimoka iš viso dar kažkokią taikyti terapiją. Iš įdomesnių atvejų tai galbūt pavadinsiu tokį, kai, pavyzdžiui, pacientas gana jaunas, 50 metų atvyko į ligoninę su ūmiu perforuotu apendicitu. Tai mes tiesiog laparoskopiškai jį gydėm, pašalinom perforuotą kirmelinę ataugą, įdėjom drenažą, padarėm pilvo lavažą, davėm antibiotikų, po 5 dienų jisai, kaip sakyt, pagijo ir mes išleidom namo. Ir po kiekvieno
beveik po kiekvieno organų šalinimo, beveik po kiekvienos organų šalinimo operacijos tu siunti tą organą arba tą dalį kažkokio organo, kurį išoperuoji į histopatologijos departamentą, kuriam patikrina tą organą. Ir jie pasakė mums, kad tai buvo ne perforuotas ūminis apendicitas, bet tai buvo storųjų žarnų vėžys. Ir kadangi jisai jau perforuotas, tai yra kaip ir didelis rizikos faktorius, jisai nors ir nedidelis, bet iš histopatologinės pusės jisai jau buvo peraugęs kitas sienas. Ir gana gydimas buvo sudėtingas suprantant onkologiją, kadangi jis buvo perforuotas, tai vėžio ląstelės irgi, kaip pasakyti, pasisėjo, prie pilvo sienos buvo įdėtas drenažas, kur drenažas buvo taip pat ten pasisėjo visos vėžinės ląstelės ir gana buvo sudėtingas gydymas, nes apendicito pašalinimas pats prie šito, kad ir mažo vėžio nėra onkologinė operacija, tada turėjom šalinti pusę arba daryti hemikolektomiją, kadangi vėžys pasisėjo pilvo sienoje, turėjom dalį pilvo sienos šalinti. Ir tai va čia toksai gal įdomesnis atvejis. Paskiau, aišku, ten jį jau gydė ir adjuvantinę chemoterapiją tą pacientą ir toksai va, kaip pasakyti, neįprastas ir įdomus atvejis. Ir dabar galiu gal pasakyti, va, iš šito pavyzdžio paimant tai, kad tie vėžiai atsiranda ne tik labai seniems žmonėms, 70-80 metų, bet dažnai pamatoma ir žmonių, kurie ateina 40 arba 50 metų, kurie jau net ir su pažengusiais vėžiais ateina į ligoninę su paprastais simptomais, kaip, tarkim, lengvų pilvo maudimu arba kraujavimu arba kraujų išmatose. Bet tai šį žmogų būtų galima gal priskirti, ne, kaip sakėt, ne senyviem žmonėm, tai būtų vidutinio amžiaus žmogus, tai ar dažnai va tokių atsitiktinių atvejų pasitaiko, kai atrandat netyčia tą vėžį? Ar dažniau tai būna planuotas iš seniau kažkaip tirtas, ar daugiau tokių atsitiktinių būna atvejų? Daugiau, aišku, atveju atsiranda iš tų prevencijų priemonių, kaip pavyzdžiui padarai slaptą kraują išmatose, paskiau padaroma koloskopija. Aš su tai, pas mane pacientai ateina jau dažniausiai tik tais kaip arba kaip jam jau paskirtas operacinis gydymas, arba jau kaip į priėmimą atvyksta kažkokie jau užleisti atvejai. Tai vis tiek dažniausiai tas vėžys atrandamas prevencinėse priemonėse. Tai koloskopija, slaptas kraujas išmatose ir paskiau jau atsiunčiami, jeigu reikia, chirurginiam gydymui. Bet taip, būna kai kurie atvejai ir aš galbūt iš mano, sakyčiau, nedidelės, neilgo stažo pasakyčiau, kad dažnėja tie atvejai, kai pacientas ateina tiesiog į priėmimą, nes jam susilaikė išmatos, tarkim, kur galėtum įtarti diagnozę koprostazę ir padarai tyrimus ir tai būna didelis stenozuojantis vėžys, dėl kurio jisai, pavyzdžiui, negali pasituštinti. Taip, o pavyzdžiui, ar įmanoma atrasti kažkokią vakciną ar gydymą nuo to vėžio? Kiek žinau, galbūt jau yra netgi kelios vakcinos nuo vėžio. Ar nėra kažkokių tokių neįmanoma atrasti kažkokios vakcinos nuo vėžio? Aš manau, kad tiesiog tokio super kažkokio plot twisto mūsų gyvenimuose, kad staigiai išnyks vėžys iš visos žmonijos, tai tikrai taip neįmanoma, bet galima, aišku, čia tas vakcinas atrasti kaip prevencinės priemonės, kai atrandi kažkokius, tarkim, virusus arba bakterijas, kurios sukelia, tarkim, vėžius ir tada naudoji prieš juos būtent vakcinas, kaip ir tu minėjai, kad jau yra tos vakcinos, pavyzdžiui, ŽPV vakcina, kuri mažina gimdos kaklelio vėžio riziką, arba, pavyzdžiui, iš mano pusės galbūt hepatito B vakcina gali sumažinti kepenų karcinomos riziką. Čia tokie du atvejai, bet aš manau, kad tai tikrai
galima, kaip prevencijos priemonės, galima vis daugiau ir daugiau iškabinėti tų vakcinų, kaip sakyti. O kadangi, kiek žinau, reziduojate vis tiek ne Lietuvoje, Šveicarijoje, taip pat esate dirbęs ir Vokietijoje, aš jau pasižiūrėjau, tai ar būtų galima išskirti kažkokį kitokį tą gydimą Šveicarijoje ar Vokietijoje nuo Lietuvos, ar skiriasi kažkaip tie gydimai Šveicarijoje, pavyzdžiui, ar Lietuvoje, ar vis tiek yra panašus principas? Mm, Sakyčiau, Šveicarijos ir Vokietijos, arba Šveicarijoje ir Vokietijoje dažniausiai naudojamos naujausios technologijos ir gydymo metodai, tai taip pat yra lengviau prieinami kažkokie klinikiniai tyrimai. Ir tas kažkoks naujausi gydymai ir tyrimai atliekami. Lietuvoje, manau, taip pat gydymas modernus, tačiau galbūt ne visada prieinami kažkokie brangus vaistai arba terapijos. Taip, bet manau vis dėlto, kad pagrindiniai metodai ir standartai yra labai panašus. Aš galbūt Lietuvoje mažiau dirbęs, negaliu palyginti su specifika Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, ir Šveicarijoje aš pastebiu net ir čia skirtumus, kur Vokietijai daugiau eina kažkokiais visą laiką gairiam tarptautiniam ir yra būtent vokiškos gairės, kurios, jeigu tai parašyta ten, taip ir turi gydyti, jeigu kažkas yra klinikinių tyrimų ar kažkas ten specifiniai tyrimai, tai jau mes tokių nedarom, mes darom tik tais, kaip yra parašyta kažkokiose gairėse, o šveicarai jie labiau taip patient targeted gydymą taiko, kur jau galbūt yra ir klinikiniai tyrimai kažkokiam universitete, jie gali jį pritaikyti, nes yra tie vaistai, susitarti su universitetu ir čia galima visokių dar naujesnių, klausimas ar geresnių, tiesiog, sakyčiau, naujesnių, pažangesnių, nebūtinai tie naujausi ir vėžio gydymai, kaip tarkim chemoterapija, yra geresnė, kai kurie būna klinikinių tyrimų lygyje ir dar reikia daug laiko, kol tai visą tai išsigrynins. O šiaip, pavyzdžiui, žiūrint, ar kažkokie gyvensenos būdai, pavyzdžiui, alkoholizmas, rūkimas ten, ar turi įtakos vėžio, ar, pavyzdžiui, dar koks gyvenimo būdas, sportas, ar turi įtakos vėžio profilaktika, arba aplamai kokia būtų ta vėžio profilaktika, galbūt visuomenės tokios sveikatos ribose žiūrint. Be abejo, aš iš vis toksai gal matau visą tą pacientą kaip tokį, labai matau visą tai holistiškai. Tai aš manau, kad tie net prevencinės, tos visos prevencijos priemonės net ir yra daug svarbesnės negu kažkokie medicininiai gydymai arba kad ir kiti kažkokie dalykai, bet tokie, kaip ir tu sakėjai, aš manau, žalingi įpročiai arba dalykai, kurių mes kaip paprasti pacientai, sakykime, galėtume išvengti, jie, manau, sukelia vis 30-50% tų ligų. Ir tai yra, kaip ir tu jau minėjai, tai yra sveika mityba, jeigu konkretizuoti, tai ten mažiau raudonos mėsos, daugiau daržovių, mažiau perdirbto kažkokio maisto, taip pat ir regularus fizinis aktyvumas, be abejo, tabako ir alkoholio vartojimas, kur tu minėjai, čia yra labai didelis rizikos veiksnys. Saulės apsauga, pavyzdžiui, irgi yra kaip svarbi prevencinė priemonė. Taip pat, pavyzdžiui, kaip prie sveikos mitybos, tai yra, pavyzdžiui, savo prisižiūrėjimą savo svorio, kaip sakyt, tu gali būti, kad reguliariai fiziškai aktyvus, sveikai maitiniesi, bet sveikai maitiniesi, tai valgai daug ir esi, kaip pasakyti, turi viršsvorio ir tai yra irgi labai didelis rizikos faktorius atsirasti vėžiui. O galbūt kaip įskiriate, žalia mėsa, tai tabakas, alkoholis, taip, iš tų tokių paprastų gal tokių dalykų, kur labai mažiau žinomos informacijos, kaip pats sakė, žalia mėsa, kas dar būtų toks, pavyzdžiui, maisto dalykas, kur tik, reiktų jo riboti, ar mažiau tiesiog kancerogeniškas, ar, pavyzdžiui, yra dar gal kokių, žinote, kaip žalia mėsa kažkokia ar dar kažkas. Tai ten, pavyzdžiui, nitratų turintis maistas, kažkoks, pavyzdžiui, žalia mėsa, bet ir, pavyzdžiui, kažkokios, tarkim, rūkytos dešros, kaip pavyzdys, arba ten
perdirbtas labai maistas. Pavyzdžiui, dabar net yra naujas ten kažkoks naujų standartų patvirtintas kancerogeninis maisto priedas yra, kuris ten kažkas duoda, kažkur, kur maistas dažomas raudonos spalva, dabar, pavyzdžiui, ten tos perdažytos vyšnios yra ir tam naudojamas dažas turi rizikos atsirasti onkologiniam ligom. Kaip pavyzdys, ir tuo turi domėtis labai ir patys pacientai, nes dažnai, pavyzdžiui, vis dėlto galima naudoti tas priemonės kažkokią maisto gamybą ir taip toliau ir panašiai, bet tu kaip pats, kaip pacientas, kaip žmogus atsakingas už savo sveikatą, turi pats domėtis tais dalykais ir tais maisto kažkokiais dalykais, kurie galbūt galėtų padėti išvengti, kad ir minimaliai vėžio. Ir turbūt vienas dar ne paskutinis, bet vienas jau paskutinių turbūt klausimų būtų aplamai, ar yra profesijom, pavyzdžiui, būdingi vėžiai, ten nežinau, tarkim, autobuso kokiam vairuotojui, ar dar, yra tiesiog profesijom, ar vėžys labiau nesirenka profesijų. Gal yra kai kurių profesijų, kurios turi būtent būdingą vėžį, tik tais taiko kažkokie, pavyzdžiui, ten ūkininkai turi tik tais būtent tokį vėžį, kažkokį, tarkim, nuo pesticido. Ar yra kažkoks profesija, kuri turi savo būdingą vėžio grupę kažkokią, ar nelabai, ar daugiau yra, kad nepasirenka žmonių jisai vėžys pats? Vėžys pats nepasirinka žmonių, aš gal taip sakyčiau, žmonės pasirenka vėžį. Gal taip pavadinčiau, pavyzdžiui, kaip ten, jeigu tu dirbi su asbestu ir tu žinai, kad tai sukelia kažkokias asbestozės arba vėžio riziką turi didelę ir tu toliau dirbi, nu tai aš sakyčiau, negali kaltinti profesijos, kaip pačios profesijos. Galbūt apsauginės priemonės be abejo, bet yra pasauliniai standartai kažkokie, bet jeigu tu pats pasirenki tai daryti, arba tarkim, oro užterštumas irgi turi didelę riziką vėžiui, irgi jeigu tu dirbi kažkokioj oro užterštoj vietoj, tai, na, tai tose profesijose, pavyzdžiui, atsiras dažniau vėžys. Aš taip pavadinčiau gal. Aišku, kurie su cheminiam kažkokiam priemonėm irgi dirba, irgi yra rizikos. Visi kaip rizikos populiacija. Taip, ir tada gal paskutinis pats klausimas būtų, tai kaip, pavyzdžiui, anksčiausiai pastebėti lygą, ar yra būdingi bruožai būtent vėžio, ar daugiau tiesiog yra profilaktiniai tyrimai, genetiniai kažkokie žinios savo tėvų, tarkim, lygų, ar tiesiog įmanoma kažkaip būtent profilaktiką žinoti, kaip išsitirti tą vėžį. Kokie būtų tie tyrimai, dar pabrėžkite. Kokie tie tyrimai prevencijai, tu turi omeny, taip? Taip. Tai prevencijai tyrimai, tai yra, pavyzdžiui, prie prostatos vėžio, tai yra PSA tyrimas, arba pati ta tiesiog apčiopa, paskiau yra prie krūties vėžio, yra kažkokių guzelių atradimas krūty arba mamografija, yra taip pat ten prie gimdos kaklelio vėžio, yra tam tikra biopsija arba prie plaučių vėžio, rentgenograma. Manau, kad tai čia labiau turi būti geras išsilavinęs šeimos gydytojas, kad šitus dalykus žinoti ir tave, kaip pasakyti, traukti. O, turiu pacientą 50 metų, aš jam parekomenduosiu kolonoskopiją, nes jisai turi rizikos tam taip ir panašiai. Be abejo, taip pat pacientas turi pats žinoti, kaip ir tu jau minėjai, kad, pavyzdžiui, savo šeimos anamnezę, kad jeigu turėjo senelis storžarnės vėžį ir jis susirgo 45 metų, tai galbūt aš, čia logiškai mąstant, galbūt ir aš turiu riziką turėti storžarnės vėžį, nueisiu, tiesiog pasikonsultuosiu. Paprasčiausiai net nereikia daug išsilavinimo turėti pačiam šeimos gydytojui, kad atrasti ten, tarkim, Amsterdamo kriterijus, pažiūrėti, o šitas pacientas turi riziką, turim padaryti kažkokius prevencijos priemonės arba turim padaryti kažkokius tam tikrus tyrimus. Gerai, tai ačiū labai, buvo aktuali, tikrai įdomi informacija, daug sužinojome ir dėkui Jums.
Prašom, prašom. Sėkmės. Ačiū. Iki.